Gera klausa yra itin svarbi mūsų kasdieninėme gyvenime. Tačiau dauguma žmonių net nesusimąsto, ką iš tiesų reiškia girdėti gerai. Klausos praradimas paprastai vystosi lėtai per daugelį metų. Todėl kartais žmonėms sunku suvokti, kad jie iš tikrųjų turi klausos sutrikimą. Kai žmogui klausa sutrinka, jisai nejaučia, kad kiti turi garsiau kalbėti. Mes dažnai sakom, kad televizorius yra vienas iš geriausių matavimų prietaisų, būtent išsibandymui, būtent to pačio klausos sutrikimo laipsnio. Kada pradeda žmogus jausti, kad jo paleidžiamas garsas yra didesnis negu įprastai, ir jau, kai mes sakom, kad namiškiai jau nebegali apsikęsti arba turi net bėgti iš kambario, patys namiškiai kartais sako, grįžtam namo, pirmam aukšte jau girdim, kaip penktam aukšte leidžia televizorių. Šiai dienai klausos aparatai yra moderniausias ir patogiausias klausos sutrikimo sprendimo būdas. Tačiau klausos aparatus reikia prisipratinti ir nešioti juos kasdien, bent po kelias valandas. Mes sakom, tai yra panašiai kaip dantų protezai, kaip akiniai. Tai galbūt niekad nebus natūralu, bet žmogus turi pats atsirinkti, kur, kiek, kada. Tai va. Ir mes iš tiesų labai džiaugiamės, jeigu ateina žmogus, sako, namų aplinkoje pabendrauju, jeigu reikia pas daktarą nueinu, o šiaip sako, aš dar visai gerai jaučiuosi, man kaip ir nėra būtina jį nešioti nuo ryto iki vakaro. Tai pakalbėkime apie tos klausos aparatus. Iš seniau turbūt jau žmonės bijo jų, jie galvoja, kad jie yra didžiuliai, nemodernus, nemadingi gal. Kaip jie dabar atrodo? Mūsų kompanija ilgus metus specializavosi ausinių gamyboje. Užtat mes drąsiai galime pasiūlyti ausinius aparatus, kurie yra jau mažai matomi ir pastebimi ir tuo pačiu suteikia daugiau komforto. Žmogus jį naudoja kaip ausinuką jaunimas ir tiesiog jis įsideda į ausį ir jis yra mažiau pastebimas, mažiau matomas, o tuo pačiu žmogus gerai girdi. Yra aparatai, kurie yra gaminami kaip pakraunami. Jie gali tarnauti pakrautas akumuliatorius apie parą laiko. Tai reiškia, žmogus per 2-3 valandas pasikrauna ir jisai gali jį naudotis beveik 2 dienas. Netgi jie yra naudojami taip pačiai muzikai klausytis. Ir jos galima paleisti Ačiū, kaip ausinės, ane? Absoliučiai, taip. Iš tiesų, tai netgi to pačiu telefonu naudojantis, jie yra kaip laisvų rankų įranga. Galima panaudoti. Artėja šventės, susirenka šeimos. Ir yra tikrai toksai būryje žmogus, kuris negirdi. Tai ką palinkėtumėt jam ir prieš šventės, ir po švenčių atlikti? Suspėti įsigyti klausos aparatą, jeigu tai yra įmanoma. Būna tikrai, kad ateina namiškiai, sako, gal galima kuponą nupirkti ir padovanoti, bet žmogaus reikia pačio, kad jam būtų galima pritaikyti tą aparatą. Tikrai galima išsibandyti nemokamai. Galima tiesiog duoti panešioti savaitį 2, pasižiūrėti, kaip žmogus sekasi, kokie yra jo įspūdžiai. Nes taip, kaip mes reguliuojam, tai yra viena aplinka, mes jį sureguliuojam taip jau, kad žmogus sakytų, man dabar yra gerai, o vėliau, aišku, namų aplinkoje jį išsibando. Tai yra toksai procesas, kur iš tikrųjų reikalauja ir laiko, ir kantrybės, ypač iš žmogaus pusės. Tai nėra vienadienis pirkinys, tai yra pirkinys ilgam.